Sveiki visi, kas žiūri dirbtinio intelekto Roni kanalą. Smagu jūs visus matyti. Tai šiandien noriu pristatyti PicLumen, visiškai nemokamą paveikslėlių generatorių ir neblogas fotoredaktorius, galima sakyti. Tai tikrai neatsiliekantis už Ideogram ir Midjourney. Ką jis turi čia pas mus, galim pasižiūrėti. Tai jis turi visas tas funkcijas, ką turi ir Midjourney editorius, taip. Dabar, ką jis turi, PicLumen Realistic modelį. Aš kaip suprantu, jis čia kaip tik naudoja SDXL modelius ir netgi naujausią modelį tai yra Flux modelį. Tai gerai, tai pradedam apžvalgą. Kaip ir sakiau, kad jis visiškai nemokamai, nes jeigu jums rodau tikrai nemokamas generatorius, tai tikrai jie yra nemokami. Bent jau šiai dienai, kuriai aš įrašinėjau, tai tikrai jis visiškai nemokamas. Tai siūlyčiau tikrai išbandyti šį nuostabų generatorių. Taip, dabar žiūrim, kaip visą laiką pasijungiam per Google. Taip, kad dar PicLumen turi ir savo appsą, bet appsas yra tik tais ant Mac'ų, iOS'ų, o ant Android'o dar gaminamas jis. Tai taip, tada čia, kaip matot, kairėme krašte yra mygtukas Create, taip. Viršuje yra modelių pasirinkimas. Kiekvienas modelis čia yra aprašytas, kokį rezultatą jūs galėtumėt gauti. Taip. Tai dabar naudosim PicLumen Realistic modelį. Pasirinksiu, čia pasirinkamas yra rezoliucija, mūsų paveikslėlių rezoliucija. Dabar tada aš pasirinksiu gal 2:3. Čia galima pasirinkti, kiek jūs norite turėti paveikslėlių vienu kartu. Tai aš paspausiu gal, kad generuotų 2 iš karto paveikslėlius. Taip, čia, kur matot, kur mano pelės kursorius, tai yra Auto Translate mygtukas, kur gali versti tik ne iš lietuvių kalbos, nes lietuviškai jis blogai supranta. Tai, kaip suprantu, iš kitų kalbų aš nebandžiau šitą mygtuko, jis man net taip svarbus. O čia yra geras mygtukas, kuris patobulina mūsų tekstinę užklausą. Tai pavyzdžiui, aš noriu yra mini minusas, kad čia vis tiek reikia palaukti šiek tiek, kad sugeneruotų mums tos vaizdus. Kaip matot, mums gavosi moteris. Čia, jeigu gaunasi not safe for work, tai kaip suprantat, kad gali būti tarsi pornografinis paveiksliukas, tai tada jis mums pažymė ir neduoda jo. Čia galim ir ištrinti, kad nebūtų pas mus. Tai ganėtinai, kaip matot, tikrai kokybiškai generuoja. Pabandom persijungti į, pavyzdžiui, FluxSnell modelį ir pasižiūrėti, ką jis mums pasiūlys. Čia reikia palaukti, kaip ir sakiau, minusėlis gal iki 30 sekundžių, bet tikrai to vertas. Matot, kad pas mane žymiai čia greičiau generuoja ir, kaip matot, rezultatai yra tikrai neblogi. Čia dešiniam
šone, kaip matot, va čia yra nustatymų paveiksliukas, tai kadangi aš pasirinkęs Schnell modelį, tai man čia neduoda redaguoti šitų nustatymų, taip, o pavyzdžiui, jeigu pasirinksiu Piclumen Realistic modelį, taip, tai čia jau galiu redaguoti, kiek va čia žingsnių bus, kiek guidance scale'as bus, tai guidance scale'as kuo aukštesnis, to pavyzdžiui, jeigu mes treniruojam iš žodžio woman, tai jis treniruojasi daug kart labiau tų žodžio įtaka yra ir tada kartais pas mus paveikslėlis gaunasi per daug ryškus toks, tai kartais tai šito netgi va tai 4 yra rezultatas būna kartais netgi ir geresnis. Tai dabar, kur vat rodžiau jums mygtuką, kur yra Prompt Enhance, tai jis reiškia, kad mums tobulina mūsų promptą, tai tekstinę užklausą, tai paspausiu ant šito mygtuko ir pasižiūrim. Nu va, jis patobulina mums promptą ir pabandom sugeneruoti su Piclumen modeliu ir po to su Schnell dar pabandysim. Biškį reikia truputį palaukti, bet, sakau, ta generacija nėra antiek lėta, gal Midjourney kartais ir greičiau. Tai va, čia vienas vėl not safe for work gavosi. Nors pas mus yra pažymėta čia, kad mums nereikia pornografinių paveiksliukų. Gerai, tai pabandysim tada jungti Flux, bet kaip matot, tikrai neblogiau už Midjourney generuoja arba Ideogram. Taip, pasižiūrim, ką su Flux Schnell modeliu sukurs. Gerai. Dar aišku, jis turi ir visas tos Midjourney funkcijos, tai yra character reference, image reference. Nu, matot, kaip tikrai neblogiau už Midjourney. Čia yra Flux Schnell modelis, tai jis tikrai yra geras ir konkuruojantis su Midjourney ir Ideogram. Gerai, dabar apžvelgsim dar kokias funkcijas jis turi. Tai pavyzdžiui yra funkcija, čia vat, pasirinkam paveiksliuką, kokį norim pasirinkti iš mūsų kompiuterio. Tai pavyzdžiui, aš dabar norėsiu vat, pasirinkti tokį vat, stilių. Ir pasirinksiu, pavyzdžiui, style reference, taip, tai yra kaip pas mus ir Midjourney tokia funkcija, taip, ir aprašysiu, pavyzdžiui, digital art of mountains. Pasirinksiu rezoliuciją 1:024, 1:024. Čia strange tai yra įtaka, ant kiek jis seks mūsų stilių ir ant kiek jis daugiau suteiksim jo fantaziją, kad jis dar paįvairintų tos stilistikos, iš savęs kažko dadėtų. Nu, aš palieku kaip ir yra, nu, pasirinkim stilistiką taip, kad jis nukopijuotų stilių šito paveikslėlio. Spaudžiam Generate. Čia mums nereikalingas. Gerai, biškį palaukiam. Čia vat, rodoma, kokioje eilėje mes esame. Kartais būna, kad eilė būna didesnė. Tai kartais tikrai tenka palaukti ilgiau. Bet sakau, tai jis tikrai vertas ir jis yra nemokamos. Plius tai palaukti verta, nes jis turi daug funkcijų ir tikrai neblogesnis už Ideogram ir Midjourney.
Ir kol kas tikrai visiškai nemokamas. Gerai, generuojam mūsų images. Čia, kaip matot, yra dešiniam krašte yra negative prompt, tai čia galim parašyti tai, ko nenorėtume matyti paveikslėlėje. Tai čia ir parašyta, kad not safe for work ir nesimatytų visokių watermark tekstinių tokių vadinamo tokių klaidų. Nu va, dabar žiūrim. Matot, jis nukopijavo stilių iš šito paveikslėlių. Taip. Kokią dar funkciją turim? Pavyzdžiui, turim character reference. Taip. Tai jeigu paimt character reference ir paimsim, pavyzdžiui, paveikslėlį užkrausim, tai bus, pasirinkam šitą merginą, užkrovėm, dabar yra character reference. Character reference tai būtų, kad atkartotų šito moters veido charakterį, taip. Tai parašysiu photo of a woman red hair. Dar parašysiu photo woman 25 jo amžius red hair. Pasirinkom rezoliuciją 1:1, 2 paveikslėliai, kad būtų, ir generuojam. Dabar pažiūrim, ant kiek jis pas mus atkartos tą moters charakterį, veido bruožus. Nu, va, maždaug atkartojo, bet ne stipriai, bet panašus veido braižai yra, taip, į jos. Pabandysim gal pastiprinti, kaip bus, jeigu pastiprinsim mūsų jėgą šito paveiksliuko, taip. Va, čia mūsų eilė vėl, 4 eilėje mes esam. Na va, kaip matot, kažkiek, sakau, atkartoja jos charakterį, bet ne pilnai, ne 100%, taip, bet braižai tikrai yra mūsų tos moters. Gerai, ir dar vienas tada yra content reference, tai nustatysim iki 0,5 ir pasiimsim gal kitą paveiksliuką, tai pasirinksim šitą ir pavyzdžiui painting of a woman angel. Gerai. Pasižiūrim. Nu va, matot, jis padarė savai, bet tą patį turinį paveikslėlį paliko, taip. Galim pasižiūrėti, tikrai yra neblogai, tikrai sugeneravo. Tai kaip matot, tų funkcijų yra nemažai. Kas dar yra, kaip mes užeinam, va čia yra 3 taškų tokia ikona, ant jos paspaudžiam ir, pavyzdžiui, galim padaryti funkciją remove background, in painting, taip, vary, tai variacijų daugiau, kad pas mus, nu, pavyzdžiui, pasirinkam ne švelnę variaciją, o stipresnę, kad jis duotų variacijos, daugiau variacijos šito paveiksliukų. Tai spaudžiam. Jis duos dabar vieną variaciją.
Nu va, čia buvo strong, o jeigu mes paimsim very subtile, švelniai, va, tai švelnesnė variacija yra, taip, bet kaip matot, tikrai gražiai sugeneravo, tai tikrai fainas paveikslėlių generatorius, bet ką dar norėčiau jums parodyti, tai čia yra dar ir vidinis kaip image editor, tai paveikslėlių redagavimas, tai tarkim aš pasirinksiu savo nuotrauką, taip, ir pabandysim kažką su ją nuveikti. Taip, čia realiai fotografija, taip, ir tarkim aš noriu ką nors ją pakeisti. Tai spaudžiam čia 3 taškų ikoną, taip, ir jeigu noriu funkciją InPaint realizuoti, taip. Na ir dabar, pavyzdžiui, uždėsim man akinius, taip. Sunglasses. Submit. Nu va, padarė akinius. Gerai, nu gal tiks biški, gal yra nelygumai kažkokie, taip, su tais akiniais. Gerai, pabandysim gal funkciją. Pavyzdžiui, norim pakeisti, kad pas mane vietoj megztinio gal būtų koks nors marškinėliai gal. Pasirinktume taip. Parašytume blue shirt. Na, kaip matot, pakeitė man marškinėlius į mėlynus marškinėlius. Taip. Tai tikrai galima čia pasiekti neblogus rezultatus. Jeigu pabandžius padaryti pačiam paveikslėlio išplėtimą, pavyzdžiui, jeigu pasirinksim dabar tą, kuris buvo paveikslėlis, ir paspausim expand, taip, tai čia būtų praplėtimas jo. Tai norim praplėsti, kad jis būtų platesnis pas mus, tai paspausim lake, grass, river, trees. Čia dar labiau galima praplėsti, tai, nu, pabandom praplėsti visą mūsų tą paveikslėlį ant tiek. Na, kaip matot, kas pas mus gavosi, šiaip tai tikrai neblogai praplėtė jį, aišku, yra čia va tokia klaidelė kažkokio ten viršuje, bet ją ir ištaisyti galima. Pabandysim, gal jau jis išplėtė neduoda pataisyti, bet tai galima bet kokiam redaktoriui išimti šitą Content Away ir padaryti Photoshop ar dar kitose redaktoriuose. Taip. Toliau pabandysim funkciją, kuri panaikina iš vaizdo ką nors. Tai tarkim, pasiemam, čia yra skardinė, taip, sulaužyta, tai mes norim ją išimti, kad čia nebūtų jos, įeinam į InPaint funkciją, paimam, padidinam brašo dydį, taip, ir rašom čia tiesiog, kad būtų grass. Žiūrim, laukiam, dabar mes 7 eilėje, matot, nu, čia turėtų vis tiek ganėtinai greit viskas įvykti. Nu, kaip matot, jis susitvarkė su mūsų paveikslėliu, išėmė tą skardinę, taip,
daugiau jos nebėra. Nu, tikrai yra, neblogas paveikslėlių redaktorius. Dar pabandysim gal kokią Colorize funkciją išbandyti, bet iš čia turėtų, kaip manau, visiškai pakeisti tą paveikslėlį. Tai Colorize paspaudžiam ir, pavyzdžiui, paimsiu Blue Color schemą ir parašysiu koks futuristic tik round. Taip, futuristic background. Va, matot, jis pakeitė spalvų. Čia panašiai kaip Midjourney retexture yra retekstūracija, keičianti tekstūras, žodžiu, funkcijos. Tai taip pat ir čia yra pikliuminė. Ką dar norėčiau parodyti, tai pavyzdžiui, mes įkelsim nuotrauką su pažeista oda, pavyzdžiui, spagų pažeista oda, ten tokie šašai yra ir pabandysim su InPaint ją ištaisyti, tarkim taip. Tai pavyzdžiui, paspaudžiam InPaint, taip, ir čia aš padidinsiu mūsų teptuką, taip, ir paeisim su jo tas zonas, tas pažeistas zonas. Clean and natural skin tekstūrė. Tekstą. Gerai. Mes norim švarios ir natūralios tekstūros, odos tekstūros. Kaip matot, aš pasirinku visą laiką funkciją, jeigu InPaint naudojant, tai 1:1, 1024 ant 1024. Tai yra geriausia taikytina funkcija ir taikytina visuose neurotinkluose. Geriausiai nustatyti tokią 1:1 funkciją, kad jis analizuotų kvadratėliuose. Taip, mūsų. Kaip matot, jis susitvarkė su odos tekstūra. Jeigu aprašyti dar labiau tą promptą, tai jis susitvarkys dar geriau, aš manau, su šitom galimybėm. Kaip matote, PicLumen tikrai yra geras paveikslėlių generatorius ir redaktorius. Tai naudokitės jo, tikrai nepagailėsite. Plius jis yra visiškai nemokamas, taip, kaip minėjau, tai jis kol kas Android sistemoje appsų nėra, bet yra iPhone'uose, taip. Tai kviečiu, išbandykite šį įrankį ir be abejo registruokitės mano kanale, sekite mano naujienas ir registruokitės mano mokomuose kursuose apie dirbtinį intelektą, tai yra dirbtinis intelektas dizaine ir animacijoje. Tikrai gausit naudingos informacijos ir galėsite naudotis dirbtinio intelekto įrankiais profesionaliai. Taigi, iki greito, iki naujų naujienų. Iki.